Paparonio rūmai, tikrai to meto toksai dvarelis ir visiems labai jums rūpi, kažin, ar jis čia vienas gyveno. Kai 31 metais jisai grįžo iš Amerikos ir jau čia jis jau įsikūrė gyventi, čia dar yra toks pats purvynas klampynas, kokį mes matėm nuotraukoje. Nereta tad matyti Vytauto kalno gyventoją besinešiojantį kaliošus portfelyje. Tai kaip suprantate, jiems čia nebuvo lengva po tuos purvynus klampoti. Žinote, apie visą šitą miesto dalį yra labai optimistinė informacija, kalbant apie tarpukarį. Čia kūrėsi inteligentai, čia jie kūrė savo gyvenimą, jie prisidėjo prie Lietuvos kūrimo. Aš turiu dvi merginas, kaip gėlės.